Pradžios knyga, 7 skyrius. Tuomet Viešpats tarė Nojui: eik į laivą su visa savo šeima, nes iš šios kartos tik tave vieną radau teisų savo akivaizdoje. Pasiimk po 7 poras visų švarių gyvulių, patinus ir pateles, ir visų nešvarių gyvulių po 1 porą, patiną ir patelę, taip pat po 7 poras padangių paukščių, patinus ir pateles, kad išliktų jų rūšis gyva visoje žemėje. Juk už 7 dienų atsiųsiu žemėn lietų, 40 dienų bei 40 naktų, ir visus gyvūnus, kuriuos padariau, nušluosiu nuo žemės paviršiaus. Nojus taip ir padarė, kaip Dievas buvo jam įsakęs. Nojus buvo 600 metų, kai užėjo tvanas ir vandenys užliejo žemę. Tuomet Nojus draugė su savo sūnumis, žmona ir sūnų žmonomis įlipo į laivą gelbėtis nuo tvano vandenų. Iš švarių gyvulių ir gyvulių, kurie yra nešvarūs, paukščių ir visų žemės roplių, po 2 patinas ir patelė, įlipo į laivą draugė su Nojumi, kaip Dievas buvo Nojui įsakęs. Po 7 dienų žemė aptvino vandenimis. 600 Nojaus gyvenimo metais, 2 mėnesio 17 dieną, būtent tą dieną prasiveržė visi didžiosios bedugnės šaltiniai ir atsivėrė visos dangaus skliauto užturos. Lietus pylė ant žemės 40 dienų ir 40 naktų. Ta pačią dieną Nojus draugė su savo sūnumis Semu, Hamu ir Jafetu, žmona ir 3 sūnų žmonomis įlipo į laivą. Jie ir visi visų rūšių žvėrys, visi visų rūšių galvėjai, visi visų rūšių žemės ropliai ir visi visų rūšių paukščiai, visi paukščiai ir visi sparnuočiai, poros visų būtybių, turinčių gyvybės alsavimą, įlipo į laivą su Nojumi. Įlipusiųjų buvo po patiną ir patelę visų gyvų būtybių. Jie įlipo, kaip Dievas buvo Nojui įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė jį iš lauko. Tvanas žemėje tęsėsi 40 dienų. Vandenų daugėjo ir jie taip iškėlė laivą, kad šis pakilo nuo žemės. Vandenį žemėje labai patvino ir jų padaugėjo, o laivas plūduriavo ant vandenų. Aukščiau ir aukščiau ant žemės kilo vandenys, kol visi aukščiausi kalnai visur po dangumi liko apsemti. Pritvino vandenų 15 uolekčių aukščiau virš apsemtų kalnų. Ir visos gyvos būtybės krūtėjusios žemėje žuvo. Paukščiai, galvėjai, žvėris, visi gyvūnai knibždantys žemėje, taip pat visi žmonės. Sausumoje visi turėję šnervėse gyvybės alsavimą mirė. Jis nušlavė nuo žemės visus gyvūnus, ir žmonės, ir gyvulius, ir roplius, ir padangių paukščius. Visi buvo nušluoti nuo žemės, tik Nojus buvo paliktas ir tie, kurie buvo su juo laive. Žemė aptvindė vandenis laikėsi 150 dienų.